Taip, tai dabar N-diskas. Sakykit savo viršutinį kodą, kuris yra. 1-4-0-5-3-9-5-5. Tiksliau aš turiu jums sakyti. Tai tada klausykit 1-1-5-0 0-8-3 3-5-2. Jo. Jo, connect. Ir dabar spauskit, kad aš galėčiau. Va. Dabar matot, aš dar suteikit man galimybę valdyti, nes dabar pas mane, galit ir taip palikti. Matot, aš pelytę judinu. Jo, matau. Tai tvarkoja. Tai tada junkitės robotą ir tada pradedam. Va. Taip. Tai dabar parodykit uždėtas apkrovas, kur uždėjot. Detalės svorį. Galit lentelę tiesiog parodyti, kad matytųsi visos. Čia kur results. Jo. Tiksliau ne kur results, o kur lauts. Oi. Va čia. Jo, Taip, stavasis svoris, tai jis automatiškai užsideda konstrukciją. Jo, detalės svorį čia įrašiau. Detalės svoris tai yra grebės, tai šiltinimo sluoksnis ir visa kita. Dabar sniego apkrova, kokią uždėjot sniego apkrovą? Neprisimenu dabar, bet... Arba 120 kg į kvadratinį metrą, arba 160. Jeigu tai yra Kauno, man atrodo, ir Vilniaus rajonas. Aš Vilniaus pirmą rajoną. Jo, pirmą rajoną, tai 120. Jo. Dabar vėjo apkrova irgi yra 24 faktiškai visa Lietuvos teritorija. Dabar 50 metrų iki jūros yra 28 metrai per sekundę ir krante jūroje Nerijoje yra 32 metrai per sekundę. Jūs uždėjo 28 metrus per sekundę ir ten, kur yra lauts, ta vėja skaičiuoja, kiek aš prisimenu. Vat jūs čia, jeigu užeitumėt čia paspauskite ir lauts. Kur struktūrė, išskleiskite struktūrę ir lauts. Va, ekranas pasikeičia ir čia šone yra vėjas. Kažkuris tai. Sol prieš, laut, pattern. Va šitas vėjas, jis dabar nelabai aktyvus. Ir viršų yra vėjas. Gerai, kaip jūs uždėjot vėją? Gal galite pasakyti? Tai tiesiog pažymėjau ant kiekvienos tos gegnės. Ant kiekvienos gegnės kokį uždėjot slėgį? Slėgį, tai man rodos nedėjau, žinokit. O ką jūs uždėjot? Gerai, tada apkrova, kokią apkrovą uždėjot? Slėgis ir yra apkrova. Slėgis tai yra niutonai į kvadratinį metrą. Tai jūs tą ir uždėjot. Oi, palaukit, aš čia turiu užsirašęs tą, man rodos. Čia pasidaręs, skaičiavimus persirašęs esu. Tai gal paprasčiau tada čia taip. Va, čia vėjo. Taip, tai va čia vėjas ir čia tas slėgis susiskaičiuoja. Šita gana sudėtinga formulė yra. Va, ir jūs uždėjot 0,472 3 kilonewtono, va čia tas vėjas. Plius dar šitas vėjas, jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, čia yra Z raidelė. Tai ta Z raidelė reiškia kokiam aukštyje. Tai jeigu jūs atsiverstumėte eurokodą, tai matytumėte pas jūs galvot ir, ne, jūs toliau sniegą nagrinėjat. Tai va čia, kur grįžkit atgal biškį, kur pas jūs buvo. Suskaičiuojat vėją, tai tas vėjas, jisai dar dauginasi iš koeficiento,
Jeigu, pavyzdžiui, Z yra iki 5 metrų, jeigu Z yra iki 10 metrų ir taip toliau ir panašiai. Va šitoj vietoje jūs vertinatės Z nuo Z0. Tai čia man dar reikia iš savo aukščio padauginto. Manau, kad taip, bet iš esmės jūs tą įvertino, čia jis apie 5 metrus yra. Tai va, tik tai aš norėjau atkreipdėmėsi, kad ten, kur yra tas Z, tai jisai priklausys, jeigu jūs skaičiuosit 10 metrų aukštį ir kaip pavyzdys skaičiuosit 50 metrų aukštį, tai bus visai skirtingas vėjas. Tai va, jūs uždėjot šitą 0,473, tada grįžtam prie roboto. Ir vėjo apkrova 0,47. Nu gerai, 0,47 uždėjo. Tvarkoju, dabar paleidot, dar kartą parodykit pačią konstrukcinę schemą ir šonų pasukit ją. Kad, ne šonų, kad iš priekio matyčiau. Čia yra šitas ženkliukas ir paspauskit front. Ir čia loads pakeiskit į struktūrą. Geometriją. Šitas labai yra patogus meniu iš tikrųjų. Jis išmeta tik tai tuos, kurių reikia. Padidinkit vaizdą. Taip, dabar yra vienas niuansas, kuris daug įtakos neturi, bet tai yra įtvirtinimo. Ir yra taikoma, čia susitarimo reikalas, bet iš esmės, kada stogus mes skaičiuojam, mes tvirtinam taip, taikome dešinės rankos taisyklę. Tai reiškia, kad dešinysis kraštas yra laisvas, o kiti yra įtvirtinti. Pas jūs yra iš kairės, pas jūs ne, pas jūs aplamai viskas yra įtvirtinta. Ir tas įtvirtinimas įtakos rezultatus. Jūs kada uždedat tą, dabar jūs nusupaišėt stogo konstrukciją ir kaip jūs įsivaizduojat jūsų stogas, jisai dabar skečia sienas. Jeigu jūs taip priimtumėt, kad čia yra įtvirtinimas ir čia yra įtvirtinimas. Tai jeigu būtų murlotas, galvoju, kaip čia papaišius dabar. Bet tiek to pabandysiu. Mes suprantu, ką jis nori tą turtą. Jo, ta prasme, būtų murlotas, čia eitų gegnė, čia būtų įsikirtimas ir jinai skečia sienas. Dėl to yra įtvirtinimas, kad jūsų abu kraštai yra standus. Taip gali būti, bet daugeliu atveju bus, kad jūs dėsite murlotą ant viršaus ir įsikirsit ne šitoj pusė, o įsikirsit anoj pusė. Ir tada gausis, kad jūs dėsit vieną įtvirtinimą standu, toks, koks yra šitas, o kitą dėsit laisvų. Ta standų dėsit dėl to, kad tiesiog skaičiavimuose, kad jis nejudėtų erdvėje. Iš tikrųjų, jie abu bus laisvi, bet kad jis nejudėtų erdvėje, jisai bus standus. Tai dabar su šito įtvirtinimu mes įsiaiškinom, jūs dėl to ar nededat stygos, kuri galėtų čia būti. Tai viskas gerai, o dabar šitas įtvirtinimas, jis irgi lygiai taip pat čia įtvirtintas, o apie šitą jūs man prašau papasakokite. Kodėl tokį uždėjot ir kaip jisai reiškia, gal užduotį tai buvo, ar jūs taip sugalvojat? Ne, aš taip sugalvojau čia, kad būtų toks. Tai vadinasi, šitas dabar su įtvirtinimais yra tokia situacija, kad ar žinot, kuo skiriasi standus įtvirtinimas nuo šarnyrinio įtvirtinimo? Tai standus, kai tiesiog nejuda jisai. Iš esmės taip, bet čia lietuvių kalboje yra problema kalbininkų, nes kas yra standus, kas šarnyras, čia labai sunku suprasti. Bet jeigu žiūrėt anglų kalbą, tai būtų momentą perduodantį jungtis ir momentą neperdodantį jungtis. Tai jeigu momentą neperduoda jungtis, tada jisai sukasi ir yra mūsų šarnyras.
Jeigu momentą perduoda jungtis, tai jin yra standi. Tai dabar, ką jūs įtvirtinot, reiškia, kad jisai nejuda nei X, nei Y kryptimi ir jisai negali pasisukti. Dabar momentą perduodant jungtis yra tokia jungtis, kurią jeigu jūs laužtumėt, lūžtų ne per jungtį, tiksliau teisingai, lūžtų per jungtį. Jeigu momentą perduodant jungtis, kada yra šarnyras, tai ta prasme jūs keltumėt ir kur yra sukalta per tą vietą sulūžtų. Jeigu būtų momentą neperduodant jungtis, ta prasme standi jungtis, tai tuo metu, kai jūs keltumėt, lūžtų ne per jungtį, kur yra vieni sukalti, o lūžtų kažkurioje kitoje vietoje. Tai va čia va tas yra suvokimas, nes universitete, kada dėsto, sako, šarnyras, standi jungtis, aš pats baigiau studijas, nieko nesupratau, kas tas standi jungtis ir kas yra ta šarnyrinė jungtis. Praėjo pakankamai daug laiko, kol aš tą supratau. Ir sekantis klausimas, kuris yra šitoje vietoje aktualus, tai yra tai, kaip jūs sugalvojat konstrukcijas, tai paskui jūs tas konstrukcijas ir statot. Tai ta prasme, jeigu sugalvojat, kad yra šarnyrai, tai mes kalbėjom, kad įsikertam į murlotą vienoj pusėje, jeigu yra standis įsikertam kitoj pusėje. Tai dabar su šito viskas aišku. Dabar tarp tos šlaitinės sijos gegnės, jos turi būti su šarnyru sujungtos. Jos nėra standžios. Jos gali būti standžios, jeigu, pavyzdžiui, yra taip, kaip tai, nors su medžiu yra biškai diskutuotinas standų sujungimas. Bet iš esmės, jeigu jūs darytumėt, kaip dabar yra, vieną gegnę su kita ir dar prikaltumėt fanieros trikampiuką ir sudėtumėt daug vinių, tai būtų va taip, kaip jūs dabar pabaižėt. Bet aš įsivaizduoju, kad čia tiesiog jie yra tarpusavį sujungta, gali būti metalinė plokštelė, tai jūs turėtumėt čia va nupaišyti dar šarnyrą. Tai ant vienos uždėti. Šitą va turėtumėt panaikinti ir čia uždėti šarnyrą. Kad va šitas jungiasi su šita gegne per šarnyrą, nes greičiausiai, jeigu jūs laužtumėt va šitą va gegnę, dabar vėl, koks jos ilgis yra? Gegnė? Va šitos, papildomos gegnės. Man reikėtų žiūrėti rėvitę. Žiūrėkit, čia vat yra liniuotė, jūs galite pasimatuoti. O ne šitas mygtukas sekantis. Tvarkoj, pasižymėkit, iškart rodysios ilgį. 9,65. 9,65. Dabar yra toks dalykas, kad džiovinimo kameros yra 6 metrų ilgio ir gegnės deda 60 mm, ne 60 mm, 60 cm. Į 60 cm įsideda vata, vienas dalykas, antras dalykas tai yra modulis kartotinis. 600 cm yra mediena džiovinta, nes kameros tokios yra gamyklos daromos ir jų kartotinis yra 60 mm, iš vienos pusės po 50, iš kitos gaunasi 500, įsideda standartinė mineralinė vata. Ilgesnių gegnių nebūna, gali būti kokia Sibiro maumedis, kuris auga, bet jinai mediena pati iš savęs jinai nelaiko tokio svorio. Vadinasi, šitoj vietoje jūs turite dėti arba šarnyrą, arba kažkokį tai standų elementą, ta prasme statramstį, arba kažkaip spyrį į šitą pusę padaryti, bet va tokia 9 metrų jinai realybės nebus. Tai dabar mes turim vieną dalyką, kad čia dedam šarnyrą, šitą skaidom į 2 elementus ir dedam. Tai čia tada gausis 3 elementai, nes čia dar. Taip, jūs čia turite tą gabaliuką, šitas gali, tarp kitko, būti, vientisas gali būti taip, kaip jūs padarėte. Bet esmė, kad šitas, jeigu jis tikrai yra 9
bet aš matau, kad va čia va rašo 965. Galit palikti ir taip, tarkim, priimkim, kad jūs už medieną sumokėsit 5 kartus brangiau, jums atves iš tos Arizona, ne Arizona, kur plaučiai yra žemės, prie Brazilijos, va tas Atogražų miškas. Ten yra labai dideli medžiai, tai tarkim jums atveš tokį 9 metrų, jisai bus išdžiūvęs savaime, bet jūs už jį mokėsit kokį 8 kartų daugiau. Aš kada projektuoju stogus, tai man yra tekę projektuoti stogus 7,5 metro. Žmogus turėjo savo medieną, sako, aš viską žinau, aš darysiu taip. Tai aš vietoj 6 metrų, nes šiaip dedasi 6 metrai, yra atrama ir dedasi tas priegengis. Šitas priegengis, kurį jūs uždėt, jis yra skirtas tam, kad nuo lietaus apsaugotų sieną. Tas įsikiša gabaliukas ir apšaudo. Jeigu jūs matėt, būna kotedžai, ypatingai 2 aukštų, architektai mėgsta skalūną. Ir ten būna siena skalūno ir būna stogas šlaitinis skalūno. Ir tada nebūna to priegenio, kadangi stogas ir siena yra iš tos paties medžiagos. Tai nereikia sienos papildomai saugoti. Bet kadangi stogas būna, tarkim, čerpės arba bituminė danga, kuri gauna pastoviai lietų, o siena būna dekoratyvinis tinkas, tai ją dar apsaugo. Ir tas apsaugojimas, jisai irgi būna tam tikro dydžio, man atrodo, nuo 40 cm iki 1,20 m. Bet aš galiu klysti, jis yra stogai STR aprašytas, tai tą galėtume pažiūrėti. Tai šitą vietą įsiaiškinom. Vėl, suprantat, kas yra labai svarbu. Jūs, kada turite konstrukcijas, tai yra 2 dalykai, kurie viską lemia. Pirmas, tai yra skaičiuojamoji schema. Ir antras dalykas yra apkrovimas. Apkrovas jūs sudėjo teisingai. Iš pirmo žvilgsnio, kas atrodo, jūs uždėjot rajoną sniego, uždėjot vėją. Vėl mes kalbėjom, kad iki 10 metrų daugelis konstrukcijų inžinierių tame tarpe ir aš dažniausiai vėjo nevertinam, bet jūs jį uždėjot, tai vertinot. Dabar, man sakė dėstytojas. Sakė dėstytojas, viskas tvarko. Dabar tas sniegas, jisai dedasi 3 deriniai. Tai yra, kada abi pusės vienodai apkrautos, tada apkrauta viena pusė 1,5 karto, kita 0,6 ir trečias, kada tik viena pusė yra apkrauta. Ir dar su koeficientu 2 gali būti, kur pas jūs yra šitas šonas, sniego maišas. Tai, susikaupė. Dabar sniegas, jisai sveria 120 kg, šlapės sniegas sveria 6 kartus daugiau. Tai, pavyzdžiui, kaip šiandien sniegas biški, tarkim vakar, jisai tirpo, buvo pliusinės, tai jisai sunkėja. Tai čia tokie niuansai. Tai šitą projekciją mes įsiaiškinom. Dabar vienas iš variantų skaičiavimo ir ką aš daryčiau, jeigu aš pats skaičiuočiau, tai yra skaičiuočiau 2D sistemą, bet jūs iškart skaičiuojate 3D. Tai viskas yra tvarkoje. Tai mes įsiaiškinom šitą projekciją. Dabar gal galite atsukti į šono projekciją ir pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Taip. Išjungkite skaičius, nes mums jie nieko nesako. Tai įtvirtinimas ir padidinkit biškį, kad aš tą stogelį matyčiau. Taip. Tai vienas dalykas, jeigu jūs taip sudėtumėt konstrukcijas, jinai pabirėtų. Nes čia ant tų pačių sienų. Viskas taip, gerai, bet jūs šitoj vietoje turite sujungti ir su šarnyru. Ta prasme, tokiais gabaliukais, kai realybė jį statytų, tai tokius mažiukus sukaltų, pradėtų kalti iš tos pusės, šitą pusę iškaltų, šitą iš kitos, dėtų tą. Paskutinį, vinį gali kreivai įkaltų iš tos pusės.
Tai čia va toks pastebėjimas. Toliau visas šitas stogelis jis yra analogiškas kaip ir tas didelis stogelis, čia įtvirtinta, čia gerai, čia turi būti šarnyras. Tai vat ir viskas. Jeigu tuos vat pataisimus jūs padarysit, jūs tikrai gausit skirtingus rezultatus, negu gavo dabar. Bet vėl jūsų laikas yra einantis, tai aš tiesiog papasakoju, ką reikia padaryti, atsiųsiu video medžiagą, jūs tą padarysit toliau. Tai mes dabar einam toliau prie jūsų skaičiavimo. Dabar kur yra, čia vat geometry, yra loads, susideda tos daliniai koeficientai, esmė yra tame, kad medžiaga turi dalinį koeficientą, dalinį koeficientą turi apkrova ir taip toliau. Esmė yra, kad jūs kiekvieną dalyką imat su daliniu koeficientu. Stipri su daliniu koeficientu, apkrova su daliniu koeficientu, medžiaga, ir taip toliau susideda. Tai čia vat jūs sudėjo tas vat apkrovas ir dabar jų kombinacijos. Ar darėt kombinacijas? Tai va čia to pirmo atveju tas visas sudėjau. Bet čia gal blogai? Čia blogai, jūs tą pirmą atvejį ištrinkit. Ir dabar va čia va šone paspauskit kombinacijos. Va ta, kur pliusiukas yra. Va šitą. Taip. Ok, spauskit. Ir dabar, va, matot, tą kiekviena eilutė, jinai turi savo kombinaciją. Dabar yra niuansas. Niuansas yra toks, ar žinot, koks dalinis koeficientas yra savo svorio? Galinis koeficientas? Taip. Tas 1,3, kur? Taip, 1,35. 1,35, jo. Ir, o koks yra kintamo apkrovų dalinis koeficientas? 1,5. Tvarkoj. Tai dabar aš šitą klausimą truputį pakomentuosiu ir po to važiuosim toliau. Daliniai koeficientai, jie gali būti pagal statinio techninį reglamentą STR. Tai Lietuvoje jie yra 1,3 ir 1,35, tai 1,35 yra savas svoris, 1,3 yra kintamos apkrovos. Ja. Dabar bendram Eurokode yra 1,3 savas svoris ir 1,5 yra tas kintamos apkrovos. Ja. Tai va, jeigu mes skaičiuojame Man pagal Eurokodą reikėtų. Jo, pagal Eurokodą. Jeigu mes skaičiuojam pagal Eurokodą ir taip toliau, mes imam nacionalinį priedą, aneksą ir jame yra parašyta, kad Lietuvoje savas svoris yra 1,35, o kintamas yra 1,3. Kai kurie dėstytojai to nežino ir jie naudoja bendrą Eurokodą, kas nėra teisinga, bet bendram Eurokode yra 1,3 savas svoris ir 1,5 kintamas svoris. Nesvoris, kintama apkrova. Tai jūs, kiek supratau, skaičiuojat pagal bendrą Eurokodą, šitoje vietoje nekeičiat, paliekat tą 1,3 ir dabar čia spaudžiat tiesiog rodiklytę. Va šitą. Ir visus kelkit. Visus pažymėkit ir visus nukelkit. Ir čia, vat, matot, atsiranda tas dalinis koeficientas. Tai gali taip po vieną, gali taip. Spaudžiat apply, susikūrė kombinacijos, spaudžiat close. Vėl, turėkite omeny, kad jūsų dabartinė schema yra bloga, mes tiesiog einam metodiką, ką jūs turėsit padaryti paskui. Ja. Tai va, tai jūs susikūrėt, tam, kad dabar viso šito neberodytų, spaudžiat va šitą rodiklytę. Jinai išnaikina, galit paspausti kitą, pažiūrėt, ką rodo. Jinai rodo, kaip tas deformacija, poslinkis vyksta. Ir galit sekančią paspausti, pažiūrėt. Čia vėjas, galit apply paspausti, pažiūrėkit, ką padarys. Paspaudė? Jo.
Kitaip sakant, uždarykit kryžiuką. Iš šitos naudos nėra. Šitą dar kartą paspauskit tą, kur su kryžiuku. Matot, jin grąžina į pradinį vaizdą. Tai tie du mygtukai, jie iš esmės yra gana naudingi. Ir dabar, kai jūs sukūrėt kombinacijas, spauskit kalkuliatorių skaičiuoti. Suskaičiavot, turėtų mesti, kad nėra klaidų greičiausiai. Dabar reikite rezultatus. Aš dažniausiai, vėl visiems siūlau va šitą. O per čia? Taip, galite ir per ten, ir taip galima, bet tiesiog per čia jums pasikeičia visas meniu. Rodo tik tai tuos mygtukus, kurie yra reikalingi. Paspauskit. Va, matot, pasikeitė meniu. Čia atsidarė poslinkių. Pasidarykit 3D vaizdą. O čia ant šito paspauskit šonę, kad jį tiesiog 3D rodyt. Galite, tiesiog pasukit, kad kažkaip vaizdžiau būtų. Žiūrėkit, paspauskit tiesiog ant kampučio. Va, matot kamputį? Paspauskit. Jį pasuks izometriją. Tai va. Ir dabar čia, kur yra rezultatai, pirmiausia, mes pasižiūrim, tai dabar reakcijos, tai mes matom, ką perduoda į sienas. Ir tai tolimesniam skaičiavimo mes taip skaičiuosime sienas, kad jos nesugriūtų, kad jų nelaužtų ir taip toliau yra metodai. Tai atramos reakcijos. Ir dabar esminis yra poslinkiai, va šitas va. Čia šitas. Taip, displacement angliškai. Poslinkiai, tai čia dabar išmeta lentelę, bet jūs galit pasižiūrėti ir, vaizdžiai, interfeisą, geometriją. Tai va lygiai taip pat, spauskit ten žemiau, bus va diagramas va šitas. Šitą jūs žinot turbūt. Jo. Tai va, einat į poslinkius, va, kur čia įtempimai, stresai, parametrai. Tiesiog susirandat, kur yra poslinkiai. NTM turbūt bus pirmasis. Va, čia yra įtempimai, šitą uždarot, sekantį eilutę. Ne šitą. Va čia bus turbūt. Čia lenta. Gerai, eikit. Taip. Galų galėkit per results. Results, displacement, va šitas pirmas. Displacement. Diagrams. Dar kartą. Pats va šitas. Diagram for members. Na to. Ta prasme, aš noriu, kad jūs matytumėt, grafinį vaizdą. Jo, suprantu. Taip. Va čia matot, lentelė yra nupaišyta. Tai jinai reiškia, kad yra rezultatas lentelinis, o viršui yra diagramas arba properties. Ne čia, tai tiesiog eina diagramas, diagram for members.
Tai čia ta pati, man rodos. Taip, jūs paspauskit. Va. Ir tada dar kartą iki čia. Išmeta šitą link. Tai dar kartą iki displacement. Jūs spauskit ir tada displacement. Va ten, kur view buvo displacement sekantis mygtukas. Šitas ir šitas. Šitą čia. Jo, šitą paspauskit. Išmeta šitą lentelę. Gerai, tada view paspauskit view. Taip. Diagrams for buildings. Paspauskit šitą. Ir deformation. Ir viršutinį. Ir apply. Matot, kad jisai pavažiavo truputį. Dabar displacement jis rodo maksimumą 500. Dabar poslinkis jisai turi būti L iš 250. Tai jeigu jūs turit 6 metrų gegnę, 6000 padalinant iš 250 gauna ten, to pasakysiu. 6000 250 gaunasi to, suskaičiuos. Grubiai taip, 24 mm. Kadangi yra pajungtas tas žodžių vaizdas, tai greičiausiai pas mane dar nelabai rodo greitai. Tai va, jūsų gaunasi 56, tai vienas dalykas, jis jau yra per didelis. Antras dalykas, jūs dabar matot, čia vat yra case 1. Yeah. Tai jūs turit ne nuo case 1 skaičiuoti, o va čia vat nueinat ir nuo kombinacijos 1. Ir matot, koks šūdas gaunasi. Tai dabar jūs jau suskaičiavot ir pamatėt, kad jums reikia perprojektuoti stogą. Čia jeigu šonu pasuktumėt, matot, kaip jis išlinksta, čia įrodo. Galit to sukinėt, galit, žodžiu, bet kaip galit sukinėt. Galit ir taip pat. Galit va šitą paspausti, kad grąžintų vaizdą. Tai va. Ir dabar sekantis dalykas, ką jūs darot, tai jūs pasižymit visą. Ir eina Timber Design. Tik tai reikia elementus pasižymėti. Tai čia man visą stogą pažymėti? Jo, pažymėti. Ctrl-A galit spausti ir viską. Jo, jisai pažymėjo. Ir eina Timber Design. Sekantį mygtuką. Čia, va šitą. Čia? Taip. Ir. Low type, combination, čia viskas tvarkoj. Dabar spaudžiat kalkuliatorių. Ir jisai skaičiuos. Panašu, kad suskaičiavot, galit pasižiūrėti lenteles. Čia correction, results. Galit results ten, galit va šitą paspausti. Ir ta member deflection toliau turi būti. Va, results.
Gal galite padaryti, kad aš pelę galėčiau valdyti. Na, gerai, kaip čia pagalvojau. Jo, tenai buvo, kad... Tai gal dabar galite, ne? Atsijungėt jūs ar ne? O aš kaip... Ai, ne, man. Aš neatsingiu, tai čia man. Okay. Dar kartą. Ar girdit mane? Girdžiu. Dar kartą suveskit mano 11500835352. 1503. Kaip galite pakartoti? 11503. 11500 083 352. Ir spauskite invite. Turėtumėt gauti. Taip, aš kol kas nematau, bet to turėtų turbūt pasimatyti. O dabar jūsų koks kodas yra? 147. 053 955. Jo. Patvirtinkit, kad. Ir dabar čia vat yra kažkur, kad aš galiu valdyti. Reikia pasižiūrėti. Va čia man rodos. Va čia kažkur. Nu, aš nežinau, tiesiog pažiūrėkit, kuris mygtukas. Šitas. Nes dabar rodo pelės perbraukta, o turi būti kažkuris tai, kad leistų ir valdyti. Gal šitas. Va, dabar galėsiu valdyti. Taip pas. Dabar negaliu, dar kartą paspauskit, nes buvo dingęs. Ta. Šitą. O dabar? Gal dabar šitas? Va šitą. Spauskit. Tas, kur apačioj. Kur pieštukas yra. Va. Jo, dabar aš nuleisiu. Taip. Taip. Suskaičiavo. Ir dabar. White design. Code parameters. Timber beamas pas jūs. Šitą lentelę pati nemokat naudotis? Ne. Čia iš esmės yra, tada yra konstrukcija, jinai kiekvienas elementas turi priskirtą skaičių. Ir galite įvesti, pavyzdžiui, 5, tik tai pažymėti ir apply, arba 4, nu šiuo atveju jis visus yra sudėjęs. Čia mes spaudžiam apply.
Šitą uždarom, einam design. Code parameter, code definition, calculation ir verification. Čia jis dabar skaičiuoja 98. Mes čia galim padaryti, mes galim po vieną tikrinti, bet turbūt turėtų būti ir kad visus patikrins. Taip, paklausiu. Ne, jisai va po vieną ir va matot, jisai rašo. Pirmas gerai, antras, trečias, ketvirtas, penktas, ką ir turėjo būti blogai ir toliau va irgi kiti gerai. Tai tie, va, kur jie neturi, jie yra blogai. Ir spaudžiat calculation. Ir jisai rašo, kad lateral buckling tai yra šoninis kirpimas, ilgis ir tas. Ir va čia va rašo, section ok, kad tas yra gerai. Spaudžiat ok. Dabar jeigu lentelę atsidarytume, tai jums rodytų prie kiekvieno, kuris ok, kuris ne ok. Tai vat ir visas tas projektavimas ir maždaug jūsų laikas kaip ir į pabaigą. Taip, pažiūrėsiu, kiek ten to laiko praėjo. Bet daug maž tai. Žiūriu, kad dar ne į pabaigą, dar turi 20 minučių, tai kaip nieko. Tai galit kažką tai klausti. O dar galit gal su perdangom tom? Iš esmės taip, jūsų laikas yra. Tai vėl, kadangi mes pradėjome įrašinėti, tai aš matau, kad įrašas kiek eina. Tai prie įrašo 40 minučių, tai jūs dar turit dar 40 minučių. Tai man čia dabar reikėtų tos pataisimus padaryti ir tada gal... Jo, jūs turėsit įrašą, padarysit pataisimus, norėsit, galėsit vėl nupirkti iš manęs laiką ir galėsim pažiūrėti. Dar čia aišku vėl, kadangi jūs turite to laiko dar Marios, tai čia vat yra, galit ataskaitą pasidaryti, fotoaparatas galit nusifotografuoti kažkurį tai vaizdą, kurį norit matyti. Tai čia va. Tai va, tai galim šitą uždaryti ir galim tada apie perdangas kalbėti. Tai tuoj tada išseivinsiu šitą. O čia dabar galiu kažkaip kitą projektą? Gali, vėl, programos veikia taip, kad geriau yra nuleisti langą ir dar kartą robotą paspausti. Ir taip galit nors 30 turėti. Galima kiekvienoj į vidų atsidarinėti, bet tada tai kartais pradeda buksuoti ir ne visada veikia. Dar jeigu jūs uždarytumėt langą, aš jums dar vieną dalyką apie robotą papasakočiau. Tai man dabar uždaryti? Jo, uždarykit. Ir vieną kartą paspauskit ant roboto, iki galo netidarinėkit. Paspauskit, kad išmestų tą startinį langą. Čia vat jisai meta vat tokius vat tokį. Jo, čia shell design tas. Tai šitas iš esmės yra ne shell design, bet, kaip ir shell design, bet iš esmės čia jis meta, kad jūs gausit visus mygtukus, čia gausit rėmo mygtukus, čia gausit perdangą su rėmu, čia gausit gelžbetoninę perdangą. Tai priklausomai naujesniam Revit arba pilnesniam Revit yra daugiau šitų pasirinkimų, pas jūs jų yra tik tiek, kiek yra. Gal nežinau. O jeigu aš, pavyzdžiui, perdangas projektavau, bet naudau shell design, tai vis tiek galiu? Galit, bet nebus gerai. Ta prasme, ne visi mygtukai bus įjungti. Su shellu tai realiai viskas bus sudėta. Bet reikėtų perdangas vis dėlto su šituo daryti. Su to building design? Jo. Bet čia niuansai. Dabar žiūriu darbas Gudonis. Jums Gudonis dėsto? Taip.
Neblogas dėstytojas. Na, galėtų tik tai daugiau paaiškinti. Nežinau. Pas jį labai tokia, kaip sakyt, mokymasis, kaip sakyt, čia tai. Žinot, man kažkada tai Nerijus Mėslinas dėstė. Jo paskaitos buvo fantastinės, jis dėstė man teorinę mechaniką. Išdėstė jisai stebuklingai, bet aš, kai mokiausi, aš mėgdavau ateiti, pas dėstytoją jo laisvų laikų ir paklausti, kas man neaišku. Aš darbų nepirdavau, darydavau pats, bet, žodžiu, turėdavau klausimų, eidavau ir klausdavau. Vieniem dėstytojams patinka, kitiem nepatinka. Tai Nerijus Mėslinas, kada aš pasėtėjau ir reikėjo skaičiuoti tą statiškai neįsprendžiamą rėmą, sakau, man dėstytojų nesigauna, tas grafinis integravimas, jūs aišku jau mokėtės tos dalykus. Jo, man rodos, mokėmės. Jo, ten, kur trikampės figūros dauginat ir gaunat. Tai sakau, dėstytojų man čia nesigauna, aš sakau, nesuprantu. Tai man Nerijus Mėslinas atsakė, daryk taip, kad gautus. Tai visa buvo jo konsultacija. Pas mus irgi taip pat atsakinė. Tai gali būti. Tai čia labai priklauso nuo dėstytojo ir kaip jisai dirba su jumis. Tai va, tai tada atsidarykit savo darbą. Nesimato man čia to darbo. Jūs galite šitos dabar atsidaryti iš naujo, jis atsidarys su šitais mygtukais. Neuždarykit, tiesiog spauskit ne naują, o atidaryti. Va šitą. Open project. Open. Taip ir atsidarykit. O jūs šiaip dirbat pagal konstrukcijas, ar tik tai mokotės, ar ateityje dirbsit? Aš dar tik tai mokaus. Tik tai mokotės, ar mokotės ir dirbat? Ne, dar pagal kas niekur nedirbu. Norėčiau, bet tai... Viskam labai tos praktikos daug reikia visur. Praktika jinai įgyjama vieninteliu būdu dirbant. Na tai jo, bet kai darbdavės praktikas reikalauja, tai žinai. Vieni reikalauja, kiti nereikalauja. Daugiau yra, kai atėjo žmogus be praktikos prašo atlyginimo, ten 3-4 tūkstančių, realiai. Aš tai tiek neprašau, aš bent jau ten minimalų tą. Tai viskas yra. Jo, ar spauskite now. Ir dabar, jisai paklausė, ar jūs norite atsidaryti savo darbą. Tai... Bet čia kažkaip man irgi rodo tą apkrovą. Čia rodo ne apkrovą, čia rodo elementai. Jūs tokį tašką uždėjot kažką, tai reikės ištrinti. Jūs dabar geometrijoje nuėjot, vėl užsigesinkit lokalinės ašis. Čia bus, pasižiūrėkit, va šitas. Ir tą tašką ištrinkit. Ne tašką ten. Čia jis tiesiog ne vietą uždėjo. O kaip čia įdavo pažymėti mane? Tai man nuleidžia. Vat aš pagalvosiu. Jūs galite čia pažymėti. Force. Bet turi ir taip prileisti. Tiesiog mygtuką reikia pakeisti iš sukinėjimo. Tai viršui turite ieškoti arba per view eiti. View ir draw. Pen, pavyzdžiui, pen tai bus stumdymas. Select turi būti mygtukas toks. Galų gale šonę tiesiog paimkit, paspauskit ir per čia. Tik tai bus gerai, eikit view. Jo. Ir uždėkit, kad plokštės rodytų numerius. Nes dabar jūs turėsite įti po kiekvieną, arba čia galite uždėti. Va šitą paspausti. Ne antrą, o trečią mygtuką. Gerai. 119. Ir delete. Dabar vidurinį mygtuką 2 kartus, tai padarys fit ekraną. Čia pelytės mygtukas? Jo, pelytės. Mygtuką 2 kartus. Visuose programose veikia.
Išjunkite vėl tą numerį. Dar kartą padarykit. Va, išdidinti. Dar išdidinkit. Didinkit. Nemažinkit. Gerai, tada spauskit va šito. Ir dar kartą padidink. Aš nematau, kas čia per konstrukciją. Tai galim priartint? Jo, priartinkit, padidinkit. Čia taip gavosi. Kas čia yra? Nesuprantu. Čia suprantu yra... Suprantu. Bet tai čia pasitvirtinimus rodo labai didelius. Tai turit nueiti, kur yra vaizdavimas ir įtvirtinimas. Va. Palauk, dabar čia apsukom, atrodo. Jo, apsukit. Jūs turit sieną, ant sienos įtvirtinimų pamatų nebraižėt ir turit perdangą. Taip? Jo, čia dar kolonas yra, sijos sudėtas tarp kolonų ir čia tarp vidai yra viena dar sija įdėta. Taip. Ar ranka mokat suskaičiuoti perdangą? Ranka tai čia ant popieriaus? Jo, ant popieriaus. Moka, tik tai reikia dar formulės tas prisiminti. Vadinasi, nelabai mokat, bet su formulėm galit suskaičiuoti. Tai jūs turėtumėt, ką gaunat ranka, tą patį gauti ir kompiuteriu. Bet ką noriu pasakyti, tai perdangos būna 3 rūšių. Tai yra, kurios veikia viena kryptimi, tai skaičiuojasi kaip sija. Kaip sąramą suskaičiuot mokat? Žinokit, aš sunkiai dabar su tom konstrukcijom. Tai galėsit, jeigu norėsit, nupirkti mano knygą arba, pavyzdžiui, užsakyti konsultaciją. Bet esmė yra, kad kaip jūs skaičiuojat gelžbetonę siją, lygiai taip pat skaičiuojat perdangą, tik tai tiek, kad imat į vieną bėginį metrą ir tiek išdalinat, kiek yra tų perdangų. Tai vienas būdas, kitas būdas yra, kada jūs skaičiuojat 2 kryptim. Tai yra armatūra išdėta, yra viena kryptim išilginė, skaičiuojasi, ir statmena kita kryptim. Tai yra antras būdas. Ir trečias būdas yra surenkamas gelžbetonis. Tai pas mane surenkamas. Jo, tik tai surenkamas jisai turės turėti tvirtinimus. Kad jūs toj vietoj, ties šitos sujungimus, jūs turit šarnyrus. Jo. Dar norėčiau paklausti, čia turiu tokią situaciją, čia biškiva. Čia kažkurioje vietoje, man rodos, kaip čia Va čia toj vietoj, čia kažkaip užsidėjo perdangą ir čia jinai su kita taip atrodo susiduria. Iš esmės taip, čia yra dabar Petra ta detalė peiko vadinasi. Ar čia klaida, ar čia taip gali būti? Taip gali būti. Tik tai neaišku, ar jums taip konstrukcijos, ar jūsų laikys. Bet iš esmės yra detalė Petra, kur jūs uždedat tarp vienos perdangos ir kitos perdangos dedat metalinį lovį ir tos dvi perdangos laiko viduje esančią perdangos plokštą. Dabar jeigu galit, užgesinkit stogą ir sienas. Iš medžio tiesiog užeikit ir galit padarykit. Ant valų užeikit, galit padarykit. Tiesiog tarp objects? Jo, kur objects ir... Va čia galite išjungti vals,
Kur yra? Vat matot už. Yeah. Mes tą darom tam, kad aš matyčiau tik tai. Ir ką dar reikia išjungti? Ir stogą išjungti. Nu, kad nurodytų tik tai perdangą. Bet tai pas mane čia nėra stogo uždėta. O tai kas čia yra, va šitas linijas? Vat nežinau, aš čia kaip perdangas dėjau, tai čia ir užsidėjo toksai. Nu gerai, tada 3D vaizdą parodykit. Taip, čia stogo nėra. Čia yra svarbu. Jo. Perdangas sienos. Nueikit į floors. Jo. Dar biškį sumažinkit. Kad, daugiau vaizdo tilptų. Ne mažiau, bet daugiau. Ir dabar paspauskit ant to geltono, gal jisai pasižymė. Ne. Nepasižymė, tai nepasižymė. Nes aš čia valant, jeigu žinot tokį. Čia YouTube'ai žiau. Jo, aš fun fact, kad aš šiuo metu gyvenu jo bute Valenso Balsavičiaus. Jisai labai gerus video filmukus parodo. Jo, šiaip žiauriai gerus, aš pagal jį važiavau ir dariau tas perdangas visokias, subsienas, tas kolonas. Dabar dar vienas dalykas, kas pas jūs jau yra negerai. Tai va šitoje šį vienas M kaba visas tas reikalas. Čia nes nėra to, kaip pasakyti. Viskas gerai, ta prasme, taip gali būti, bet tada jūs dedat ne perdangos plokštas, tada jūs darot monolitą. Su perdangos plokštam taip jūs nepadarysit. Todėl, kad reikia žinoti teoriją ir perdangos plokštai, jinai yra įtempta armatūra, jinai turi remtis tik tai galais. Jo, atrama turi būti, bet tai. Atrama vienam kitam ir galiai. Vėl. Bet aš. Mes su konstrukcijų inžinieriai darom taip, kaip architektai sugalvoja ir galim padaryti, kad ir ant vištos kojelės, tai tas projektas būna brangesnis. Ne, aš suprantu, bet aš kaip tik kalbėjau su savo dėstytoja, aš buvau padaręs, kita kaip kryptim, bet irgi buvo čia, kaip sakyti, nebuvo atramos tiesiog. Vėl, jūs gali daryti taip, kaip padarėt. Jo, viskas tvarkoja, bet yra vienas niuansas. Jūs turi dėti rėmą ir plokštė dedasi ant rėmo ir kur jūs turi žalią metalą, turbūt ar betoną, aš nežinau čia. Bet esmė, kad jūs čia pratęsat, padarot gelžbetoninį rėmą ir ant to rėmo dedat plokštės. Įskaitant tai, kad ties šita rėmo dalimi plokštė nesideda. Ta prasme, jinai turi likti neuždėta. Taip, aš suprantu, bet pagal tą mano, kaip sakyti, po tą modelio nuotrauką, tai čia nėra, čia tiesiog tai padaryta, tipo antros aukštas, bet nėra čia jokios kolonos. Gal galit parodyti nuotrauką? Aš galiu atsiųsti. Gal tiesiog ekrane parodykit, tai bus paprašiau. Aš telefonę turiu, tai... Tvarkoj. Gerai, tada aš baigsiu pasakoti tą momentą, kur jūs kalbat. Tai yra galimybė dėti perdangos plokštės. Dabar jūsų tada paklausiu, perdangos plokštėse, kuri armatūra yra armuojama, ar viršus, ar apačia? Perdangos plokštė? Taip. Oi, nepasakysiu, žinokit. Perdangos plokštė yra armuojama apačia, bet jeigu jūs turite gembinę konsolę, vėl, kalbininkai pasakė, kad lietuvių kalboje mes neturim žodžio konsolė, mes turim žodį gembinė. Tai gembiniai plokštai, kurios jūsų yra plokštės šitos gembinės, jos turi armatūrą turėti viršui. Tokias plokštės galima padaryti, bet tos plokštės jos yra brangesnės. Ir jos brangesnės yra kartais. Tai yra įmanomas dalykas, bet, sakau, tai yra kartais brangiau. Ir čia turbūt, jeigu mes paimtume šitą tašką,
Ir va šitą. Tai turėtų išmesti, kiek čia yra. Gal apačioje rašo čia kažkur. Jo, rašo. 136, man rodo. 136 kas? Ar ne? Taip, Ar ne? Nu, metras 36. 1,36 m. Gal galit man pasakyti, nuo kiek yra ypatingas statinys gembės? Ypatingas statinys? Taip. Tai yra gembė, kurios ilgis yra daugiau negu 3 metrai. Jeigu būtų, ta prasme, gembė būtų 3 metrai, tai būtų ypatingas statinys. Kuo ypatingas statinys nuo neypatingos skiriasi, gal žinot? Tai ypatingas gal yra. Statiniai skirstomi į 3 pogrupius, tai yra nesudėtingi statiniai, nesudėtingi 1-2 kategorijos, neypatingi statiniai ir ypatingi statiniai. Tai yra jiems projektuoti reikalingas skirtingas leidimas. Ne leidimas, bet specialistas turi būti atestuotas ypatingiam statiniam, tai jis gali projektuoti viską. Jeigu jis atestuotas tik neypatingiam statiniam, jis gali projektuoti tik tai tuos neypatingus statinius, ir taip toliau ir panašiai. Nesudėtingus gali projektuoti žmogus pabaigęs kolegiją arba pabaigęs universitetą, turintis tik tai diplomą. Jam nereikia atestato. Tai čia, jeigu vienu sakiniu statiniai skiriasi pagal atsakomybės lygį. Ja. O tai tada aš čia galėčiau paskaičiuoti šitą ar ne savo statį? Galėtumėt, bet ta plokštė jinai būtų... Nelaikytų, taip. Ne, nelaikytų, viskas gerai, jinai iki 1,5 metro gali išsikišti balkoną. Bet ta plokštė jinai būtų, kokius 5 kartus brangesnė negu paprasta plokštė. Tai nėra racionalus tas. Ne, jo, aš suprantu, bet, čia kaip sakyti, kaip čia projektas tas darbas toksai. Projektas yra, taip nori, taip galima padaryti. Ja. Tai žingsniai tie patys. Apkrovas, kurias jūs sudėjot ir mes kalbėjom, kaip sudėt. Jo. O tai dabar man reikėtų savo svorio apkrovas, grindų ir naudojimo. Taip. Bet aš pagal Valensą žiūrėjau, tai parinkau 2 kN ir grindų ir naudojimo apkrovą. Kodėl? Nežinau, tai... Gerai, tada aš pabandysiu atsakyti vėl. Mano asmeninė nuomonė turėtų mokinti ne robotų dirbti, o turėtų mokinti klasikinius dalykus, kodėl, kas yra ir kaip. Mums nieko net nesakė, nes mes mes tik tai stogą padarėm ir klausėm, gal galit konsultaciją. Tai aš pabandysiu atsakyti šitos klausimus ir dabar pastatai jie skirstomi į kategorijas. Ir naudojimo apkrova, jeigu aplamai imti visas konstrukcijas kaip po tokias. Tai apkrovas persiduoda per perdangą, tada perdanga persiduoda į siją, sija nueina į kolonas arba į lininę apkrovą į sienas ir kolonos nueina į pamatą. Tai toks tokia kanitelė. Ta prasme, tokia mintis yra, kad taip apkrovos jos nukeliauja. Ir dabar kas yra naudinga, tai yra naudinga, ką mes sudedam baldus, mes šokam, bėgiojam ir taip toliau. Tai yra naudojimo apkrovos. Ir naudojimo apkrovos jos priklauso nuo kategorijos. Kategorija būna A kategorija, B, C, D, E, F ir H. H kategorija yra neapkrautų stogų, nenaudojamų stogų ir jinai yra lygų 0,4 kN į kvadratinį metrą su sąlyga, kad nesideda sniegas. Jeigu dedasi sniegas, tada naudojama apkrova H nesideda. Jinai dedasi, bet jinai deriniuose nesudaroma. Čia atskira paskaita, jeigu jūs pažiūrėtumėt YouTube mano paskaitą apie apkrovas, tai ten yra išdėstyta. Kaip Valensas turi savo kanalą, taip ir aš turiu. Tai ten yra tų nemokamų paskaitų ir aš tikiuosi, kad pakankamai daug naudingos informacijos. Tai grįžtant prie jūsų tos kategorijos, A kategorija yra iki 1,5 kN,
O dabar, jeigu aš neklystu, B kategorija yra 2 kilonewtonai į kvadratinį metrą. Tai va iš tur pasiema šitas dydis, bet šitas dydis yra naudojimo apkrova. O vat grindų savą svorį, kuris sudarys turbūt 50%, ne 50 mm mineralinė vata dėl garso, nes kad vaikščiokit kaimynas jums snukio nedaužytų. Po to sudarys medis ir steškė, betono sluoksnis išlyginamas. Ir jisai bus maždaug 0,75, 0,65, 0,8 kilonewtonų į kvadratinį metrą. Jis nebus 2 kilonewtonų. Man dabar reikėtų čia kažkaip sutvarkyti to. Jo, tai dabar netvarkykit, nes laikas jūsų eina. Aš tik tai informuoju tą dalyką. Ir dabar savas svoris jį paskaičios automatu, bet iš esmės plokštė sveria apie 5 kilonewtonus į kvadratinį metrą. Jūs gal galite atsakyti į klausimą, kas yra 1 kilonewtonas? 100 kilogramų. Jo, 100 kilogramų. Aš visada, kai skaičiuoju konstrukcijas, nes esu aš kvailas žmogus, daug ką pamirštu, aš visada užsirašau ant popieriuko 1 kilonewtonas, 100 kilogramų. Ir bet kurį skaičiavimą darau, aš tai prašau, dar kartais rašau 1 kilonewtonas, esu storas žmogus, yra vienas žmogus, esu aš, 1 kilonewtonas. Ir tada man lengva orientuotis, kaip tarkim, aš turiu gegnę ir aš įsivaizduoju, 10 paulių pasikabina. Tai realu ar nerealu? Tai čia toks lyrinis nukrypimas. Tai šitą jūs susivedat. Tai gaunasi, kad 2 kilonewtonai, kad į 1 kvadratinį metrą 2 pauliai atsistoja. Plus 2 kilonewtonai svorio, kas nėra teisinga pas jūs, tai dar 2 į 1 kvadratinį metrą atsistoja 4 pauliai. Čia turėtų būti geras turnikas. Ir kokie 3 žmonės, iš abiejų pusių 8 pauliai pasikabinti. Tai jūsų apkrovų yra ženkliai jau per daug šitoje vietoje. Tai vienas dalykas, o toliau sistema ta pati, kur jūs darot. Uždėjot apkrovas, einat į loads. Jo, dar vieną momentą pasakysiu, kurį praleidau. Kada jūs dedate perdangos plokštės, jos turi būti atitinkamai tvirtintos. Jos nėra taip, kad susideda. Jos viena kryptim, pavyzdžiui, nejuda, o kita kryptim jos gali pasisukti. Tai jūs turite uždėti atitinkamus įtvirtinimus. Galite daug dalyko paklausti Egidijaus Gudonio. Manau, tai eina į jo paskaitas ir jis tą turėtų paaiškinti. Čia mums toks kursinis atsiskaitimas, kaip skaitysiu. Tai viskas tvarko. Jeigu apie ką mes kalbėjom, tai matote naudojimo ir pas jūs kategorija A. Aš gal nepakeičiau, mano rodos, čia turėtų B būti. Tai galite užeiti ir pakeisdavo. Užėjot, užeikit ant kategorijos ir viršai čia. Parašykit B kategoriją. Aš nežinau iš tikrųjų. Yra apply. Add tada. Add, man rodos. Gerai, tą naudojimą ištrinkit, o šitą palikit naują. Galit pervadinti, galit nepervadinti. Čia jūsų reikalas. Gerai. Tvarkoj. Tai dabar vėl einate į kombinacijas. Atkreipiu dėmesį, kadangi tai yra perdanga, nėra vėjo ir nėra sniego. Bet irgi turėtų būti čia. Ne, neturėtų, nes po stogu yra viso tai. Jo. Dar tada vienas klausimas, kuo skiriasi Ultimate Limit State nuo Serviceability Limit State? Čia SLS ir ULS? Taip. Šitą žiūrėjau, bet aš nebepamenu. Tai dabar Ultimate Limit State, stiprumo ribinis būvis. Vėl, mes skaičiuojam daliniais koeficientais ir naudojam būvius.
tai mano kompiuteris įsikraus, atsiprašau. Bet ribiniai būviai, va turiu, dėsiu laidą. Ribiniai būviai, jie gali būti ir STR būvis, tai stiprumo būvis, geo pamatų būvis ir taip toliau. Tai, bet pagrindiniai yra ultimate limit state ir serviceability limit state. Tai šitie ribiniai būviai, girdit? Girdžiu. Buvo biškai ekranas nusileidęs. Šitie ribiniai būviai, jie parodo tinkamumo ribinis būvis, ar jūs patogiai jausitės patalpoje. Ir prie tinkamumo ribinio būvio mes turime dalinius koeficientus vienetus, o prie ultimate limit state stipruminis, jisai turi kiekvienas koeficientas savo dalinę reikšmę. Tai 1,35, 1,15, plus mažinimo koeficientas psi, jeigu yra daugiau negu viena apkrovų grupė. Jisai parodo, ar jūsų konstrukcija nesulūš. Grubiai tariant, mes galime netenkinti tinkamumo ribinio būvio, bet būtinai turim tenkinti saugos ribinį būvį. Jeigu mes netenkinam tinkamumo ribinio būvio, tai liksime gyvi, bet jausimės nepatogiai. Ir dabar iš šito, ką daug mano blevizgų, noriu pasakyti, kad tinkamumo ribiniam būvį jūs tikrinsite poslinkius iš L250, kai kuriais atvejais iš 300 arba 500, jeigu stiklo kaip konstrukcija. O ribinį būvį jūs tiesiog tikrinsit su ED, su RD. Ką reiškia raidelės einančios prie įražo, pavyzdžiui, ED ir RD, ar žino? Ne. Tai tos raidelės jos reiškia D tai yra design, K yra characteristic, kažkodėl net C, turbūt C kitur yra naudojama, K raidė, o E raidė reiškia existing, o R raidė reiškia resisting. Labai paprasta. Egzistuojanti, tokia, kokį jūs turit, jinai turi būti mažesnė už tokią, kurią atlaiko. Ir tai patikrina tas ULS-o ribinis būvis. Jeigu čia matot, čia tų būvių daugiau yra, tai dažnai naudojamas, retai naudojamas, tariamai nuolatinis, ugnies, accidental, tai ypatingi poveikiai, tai yra, pavyzdžiui, sprogimas ir po to tinkamumo būvis ir ULS. Šitos visos blėstos galbūt reikia, galbūt nereikia, vienais atvejais jos tikrai reikia, bet jūs tikrinat ULS, saugos ribinį būvį ir spaudžiat tokį. Ir čia dabar jau čia nereikia naudojimo tos apkrovos. Čia viskas gerai, čia dabar uždėsit ir jie susikurs. Dabar tas visas tris reikia sudėti. Jo, taip kaip darėt su stogu. Čia, ir stop. Matot, koeficientai yra skirtingi. 1,35, 1,35, 1,5. Jo. Ir dabar uždarykit. Apply spauskit. Apply. Neklaus apply, nes jeigu uždarot, gali dar kartą padaryti. Susikūrė gyva combination. Ar susikūrė? Jo, apačioje panaudojimo. Dar kartą nueikite tą lentelę, kur buvo. Apply paspauskit ir klaus. Manau, kad susikūrė, bet kartais būna, kad tas. Paleiskit skaičiavimą. Jisai arba mes klaidų, arba ne mes. Šiuo metu meta, kad vėl mes sprendžiam uždavinius konstrukcijų inžinieriai statiko. Tai reiškia, kad tai nėra mechanizmas ir kad jie yra pusiausvyra. Pas jūs rašo, kad yra nestabilumas, tai yra kažkuris tai mazgas, jisai pasisuka, plokštė iškrenta ar dar kas nors. Čia yra įtvirtinimo klausimai. Spauskite jas, nes šiuo atveju tiesiog vyksta mokymas. Ir dar kartą jas čia daugiau tokių nestabilių pas jūs yra.
Kiek jisai bus. Jeigu projektuotumėt realybėje, jūs tiesiog žiūrėtumėt ir matytumėt, kas ten yra negerai. O dabar tiesiog matysit, kad kai kurios plokštės, mazgai jie yra nestabilūs. Kadangi jų yra daug, tai tiesiog reikėtų skaičiuojamą modelį pataisyti vėl. Grinai mano asmeninė nuomonė, tai turėtume tą daryti ranka. Ir mokėt padaryti, ir tada turėdamas teorinės žinias, labai greitai išmoktumėt naudotis ir robotų, ir Skiją, ir Sofistikų, ir Strusoftų, ir Deimantų, ir bet kurią kitą programinę įrangą. O jums daug laiko užtruko? 10 metų. Kai aš baigiau magistrą kaip konstrukcijų inžinierius, aš nemokėjau sijos paskaičiuoti. Pas mus tokia yra mokymo sistema, neskaitant to, kad pas mane buvo vieni dešimtukai, bet mokino tai, ką jūs mokina, robotų dirbti, ten dar ko nors, o pagrindus, bet mes visi skaitom tas pačias knygas, jeigu jūs jas skaitot, tai viską išmoksit. Žiūrim tos pačius YouTube filmukus. Tai čia nuo žmogaus priklauso, kiek jis nori mokintis, ką jis nori mokintis ir ką jis nori daryti. Ir vėl, nepatyrimas yra laikinas dalykas, jisai praeina. Pradžiai tik tai nemokat, o po 2 metų gaunat neypatingo atestatą, po 3 ypatingo. Ir žiūrėkit, jau kaip Eifelis Gustavas darot aukščiausią pastatą Europoje ir pasaulyje. Arba Williamas Bakeris, Burj Khalifa projektuoja. Suskaičiavo, rašo, kad kažkiek tai elementų yra nestabilus, tai jie vadinasi, apsisuks, apsivers, o yra stabilus, tai spaudžiat close, toj lentelį čia, jeigu pasižiūrėtumėt, matytumėt atsakymus. Čia kur valoje? Jo, valojas ir tik turbūt reikia pasirinkti kažką tai. Pasižymėkit ant plokštės ir turėtų pradėti rodyti. Ir dabar reikėt loads ir vėl design, RC design. Ir dabar yra 2 momentai. Ar žinot, kas yra armatūros plotas? Taip, ta vieta, kur armatūra rodas susidėta. Taip. Kitaip sakant, jūs į bėginį metrą paskaičiuojat, kiek reikia įdėti armatūros. Pavyzdžiui, vokiečių standarte jie nerašo, kad ten 3 12 į metrą arba ten 5 6, jie tiesiog rašo armatūros plotą. Tai yra tiek, kiek armatūros dedasi į bėginį metrą, o po to statybų vadovas, bet tai jau yra Dino bazė. Jisai pats sugalvoja ir parenka tą, kiek ir kokios armatūros dedasi, ar ten tinklas kažkoks. Tai. Pas mus irgi yra, tarp kitko, tinklai ATR, labai patogų surfas gamina, pagal juos projektuoti. Bet žodžiu, pirmas dalykas, ką jūs padaro, tai jūs suskaičiuojat reikalingą armatūros kiekį, tai čia tas yra required reinforcement. Antras dalykas, provided reinforcement, tai jau yra ta armatūra, kurią jūs sudedat natūroje. Tai yra ar 12 ar 6 ir taip toliau. Ir visą šitą robotas padarys ir nubraižys brėžinius. Trečias yra klausimas, YouTube buvo labai geras filmukas, kur projektavo baseiną ant koloną ir tas visas baseinas įgriuvo į vidų, nes buvo pradurimas. Tai sekantis tas pančik yra pradurimas. Toliau monolitinė perdanga, tiesiog armavimas. Sekantis yra mygtukas required, reikalingas armavimas ir tas, provided lab reiškia perdanga. RC members reiškia reinforcement narys, elementas. Tai dabar spaudžiat required reinforcement šitą, atsidarys lentelę,
pasižymit ir spaudžia skaičiuoti. Čia dar teisingai, kad dabar yra parodyta, kad skaičiuoja 6 elementą, čia uždedat ULS-ą, čia 3 taškus paspauskit, čia jisai pasiėmė keisą 6, galit visus paimti, eikit į kombinacijas tiesiog. Mačiau, matot, čia 6, jis paėmė pavojingiausią derinį, tai daugiau jums nieko nereikia. Čia uždarot, čia kurios panelės jisai skaičiuoja, nes, jeigu yra didelis modelis, kaip pavyzdys, 10-20 tūkstančių kvadratų, ką jūs tikrai projektuosit ir darysit, kai ateis laikas, tai gali tiesiog vieną plokštę kažkokią tai nurodyti. Čia nurodytos jos yra visos ir spaudžiat calculate. Jisai čia ir skaičiuoja ir keikiasi gal. Turbūt keikiasi. Bet mes sakau, principą aš paaiškinau, po to jūs ten arba dar kartą užsisakysit, arba pats susitvarkysit. Dar ką aš noriu pasakyti apie robotą, jūs teisingai pasitebėjot Valensas Balsevičius, man atrodo. Turi labai gerų filmukų, pats robotas turi labai daug gerų filmukų, jūs kada nueinat į programą, pavyzdžiui, kad ir čia spaudžiat helpą, jis išmeta helpą ne bet kokį, o išmeta tos konkrečios vietos ir dažnai išmeta su filmuku. Bet jeigu paeitumėt žemiau, tai dar turėtų būti ir filmukas. Gal konkrečiu atveju nėra, o gal ir yra. Čia C calculation tas, bet esmė, kad roboto tikrai yra labai geras helpas. Ir jį rekomenduoju naudoti, jeigu kas neaišku. Tarkim, man dėstė robotas Skija ir Skijos dėstytojas, mano magistrinio darbo vadovas, konspiracijos sumetimais neminėsiu kas, jis sakė, kad Skija yra sukurta inžinieriams. Tai pasakysiu, ne, robotas yra sukurtas inžinieriams, nes jis yra intuityvus. Robote, jeigu jūs ko nežinot, jūs galite atrasti, išmąstyti. Skijai dažniausiai, jeigu jūs ko nežinot, jūs kažką paspausit, jinai nuluš ir nepadarysit, jums kažkas turi parodyti. Bet Skija, jinai pateikia geresnius atsakymus, ataskaitas, kartu daugiau medžiagos pateikia. Vėl, aš esu mažiukas, aš naudoju Bullsoft Deimantą, kuris yra daug paprastesnis, daug mažiau rezultatų pateikia. Neženkliai pigesnis. Neženkliai, bet pigesnis. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tas pats Strusoftas labai gerai yra programinė įranga, kuri įtempimus skaičiuoja. Programinė įranga yra tik tai pieštukas. Tai va, jūs dabar suskaičiavot ir... Čia uždaryti galiu. Jo, galite uždaryti ir galite pasižiūrėti, ką jisai. Čia paspauskit require and reinforcement. Kaip pavyzdys. Čia vėl, čia irgi helpo paspaustumėt ir žinotumėt, kas yra X kryptis, kas Y kryptis, kas minusas, kas pliusas. Bet tai čia reikia pagal koordinačių to. Jo, uždėkit kažkurį tai. Vieną ir jums parodys. Ir apply. Ir parodo, kiek jums reikia armatūros. Tai tas visas darbas. Jeigu būtų mano valia, jūs tą darytumėt ranka, nes kompiuteriu po to išmoktumėt pats. Bet. Mes jau darėm kažkiek ranka, bet, vis tiek, dar sunku. Čia skonio reikalas, kaip yra ruošiamas konstrukcijų inžinierius. Aš manau, kad jis ruošiamas truputį kitaip. Jo, tai tada pasižiūriu laiką. Jūsų laikas baigėsi. Ir tada ačiū už man skirtą laiką, už apmokėjimą. Klausimą, jeigu galiu dar vieną. Taip, žinoma. O čia, pavyzdžiui, vakar yra garažas, aš tos grindų ir naudojimo apkrovos galiu nedėti, jeigu pas mane nėra ten kambario virš, ten, kaip sakyti, kitą aukštą. Jeigu nėra kambario, jūs suprantat, naudojimo apkrova
Nu, ten vis tiek, kiek ten grindų. Ta prasme, taip, jūs nededat naudojimo apkrovos, jūs dedat klimatinę apkrovą, jūs dedat savai svorį. Savą svorį sniegą. Tai čia man dar reikėtų tada savai svorį paskaičiuoti, ar ne? Taip, reikėtų. Bet jeigu čia stogas gaunas, tai čia jeigu stogas, tai tada jūs dedat sniegą. Dedat savai svorį stogo ir plus dedat sniego apkrovą. Dedasi arba naudojimo apkrovos, kas yra viduje, arba dedasi klimatinės apkrovos, kas yra išorėje. O kur balkonas, pavyzdžiui, ten tiesiog naudojimo apkrovą reikėjo uždėti? Pagal STR balkonuose sniegas turi būti valomas ir naudojimo apkrova yra didesnė ir koeficientas, iš kurio dauginasi, jis yra ne 1,35, jis man atrodo yra 3. Bet vėl aš galiu biškį klysti, tai tam yra normatyviniai dokumentai, kuriuos lygiai taip pat yra žiūri. Ja. Bet tai yra atsakymas. Tai tada tiek, ačiū už pinigus, nusipirksiu kukučio. Dar vieną klausimą, jeigu galim greitą. Tai čia man realiai kaip dabar paskaičiavom čia tą visą. Tai čia realiai man taip pat reikės kaip tą stogą paskaičiuoti. Jo, viskas lygiai taip pat, tik tai su to gelžbetoniu. Ir čia matot, kad X kryptim, Y kryptim, viršutinė, apatinė armatūra, to, kas kiek dedasi, kokia armatūra. Jeigu eitume čia iš šoną, gali brėžinius padaryti, ir taip toliau. O kur čia brėžinius padaro, čia kur struktūra ar model? Ne, tai kur eina TRC design, ten toliau bus brėžiniai šone. O, supratau. Duos Dievas, nupirksit man ir kepsnį, tai užsakysit kitą kartą, parodysiu kaip brėžinius. Jo, tai gerai, tada galėsit man dar tos video to įrašą. Taip, aš dabar jį baigiu rašinę, tikiuosi jis rašė ir aš jums jį atsiųsiu. Ir tada tos video galit, parašykit, kurios ten peržiūrėti. Jo, aš parašysiu kurios. Gerai, tada ačiū jums. Prašau. Viso.